Sport interviu. Iš Lietuvos rinktinės, kurie žmonės labiausiai patobulėjo, kurie turi daugiausiai šansų laimėti, tavo akimis? Labai sunku pasakyti. Kuo mes skiriamės nuo bokso, tai boksininkai vieną dieną atkovoja, po to 2 dienas ilsis. Mes turim per dieną 5-6 kovas. Tu gali pirmą kovą atrodyti kaip dievas, nukautuoti per 7 sekundės tokių smūgių, kurį rodys 4 metus įvairiausiuose klipuose. Bet čempionas iš tikrųjų yra tas, kuris varžybų dieną užlipant tatamą 5 kartą ir 5 kartą laimi. Tai kur aš krypstu, kad ne visada lemia fizinės savybės, dažniausiai lemia taktika. Tu 5 kovą, tu turi būti mažiausiai turintis traumų, labiausiai šviežias, bet nežiūrint tai, prieš tai tu turi būti laimėjęs 4 kovas. Tai aš manau, kad tai tikrai laimėjęs žmogus turintis patirties, o patirties pas mūsų rinktinėje skirtingose kategorijose yra. Tiek sunkioji kategorija Lukas Kubilius, vidutiniai tai yra Orestas Procas, lengvoji kategorijai Andrius Miseckas, bet jam pakankamai sunku dėl to, kad japonų kovotojai tai yra ypatingai toj kategorijai labai aštrus, jam tikrai reikės pasistengti, kad jis nueitų iki finalo ir laimėtų. Kad labiau kalbant apie merginas, dėl merginų aš esu ramus, kad yra tokia situacija su merginom, kad jeigu ne viena, tai antra tikrai potencialiai laimėti, dėl to, kad jinai turinti ir savo fizinės savybės geras ir taktiškai yra jau brandi ir už savo pečių turi tikrai ne vieną 10 čempionatų. Tai aišku, sunkiojo kategorijoje pirmoje vietoje yra Margarita, vidutinė yra Inga, trečioje vietoje lengvas svoris, tai yra nenuspėjama, bet kas gali išaukti iš mūsų trijų merginų, tai yra Diana, Rita ir Rūta. Žodžiu, varžybų dieną viskas parodys, tai labai daug lemia, ar tu neišsimiegojai, ar ne tą suvalgei, ar kažką ne tą suvalgei. Ta prasme, tai yra labai subjektyvu ir vieną dieną per daug didelė loterija, kad galėtum kažką